Labą dieną, noriu pasisveikinti su visais klausančiai šio įrašo. Esu aptekęs dėdė, turiu Facebooko puslapį, kur galite tapti gerbėjais. Tiesiog Facebook'e ieškokite aptekęs dėdė, junkitės, stebėkit mano diskusijas ar monologus su jumis ir darykit išvadas, teiskit, palaikykit tiesiog. Šio įrašo kokybė prasta. Nutariau jį padaryti visiškai nekomercinį, tad atsisėdau namuose priešais kompiuterį, užsidėjau pirmas po ranka rastas pasitaikiusias ausinės su mikrofonu ir štai aš darau visiškai paprastą eilinį įrašą. Neįsiskirianti nei kokybę, bet tikiuosi įsiskirianti savo turiniu. Jūs įvertinsite. Bet kuriuo atveju viskas labai paprasta, o kas paprasta, tas yra genialu. Tikėkime, jums patiks. Beje, dar vienas svarbus dalykas apie šį įrašą. Šiame įraše aš pateiksiu jums savo asmeninę pasaulėžiūrą ir savo asmeninę patirtį, galbūt bus šiek tiek pavyzdžių, kurie daliai žmonių, daliai klausytojų gali pasirodyti iš vienos ar iš kitos pusės nepriimtini. Šitoje vietoje aš pasilieku teisę savo būti atviru su jumis ir palieku teisę būti jums nepakantiems mano požiūriu į gyvenimą ir tai priimu kaip natūralų reiškinį, nes kiekvienas esame skirtingi ir kiekvienas siekiame tikslų skirtingais būdais. Tad jeigu jums pasirodys kažkas tai, ką papasakosiu, neetiška ar nepriimtina, jūsų teisė rinktis, galit neklausyti. Na ir paskutinis dalykas, kurį noriu paminėti prieš tikrai pradedant pačią temą, yra tas, kad tai, ką čia išgirsite, nesusidarykite klaidingos nuomonės. Tai nėra visa filosofija ir tai nėra pilnas minčių komplektas, kuris galėtų pilnai veikti gyvenime arba padėti jums pilnai suvokti, ką turėjau galvoje. Priimkite tai kaip įvadą ir tebūnie tai kaip pradinė mintis, kuri leidžia jums suprasti, apie ką aš kalbu, ką turiu galvoje, kokiais principais maždaug tai galėtų vykti ir leistų jums suprasti, ar jūs tai domina ir ar verta jums klausytis toliau arba laukti kitų mano įrašų, kurių aš gaila, bet kol kas negaliu pažadėti, kada jie bus ir ar bus. Linkiu gero klausymosi. Tema: kaip gyvenime pasiekti daugiau. Įvadas. Kiekvienas iš mūsų esame žmonės ir gyvename įvairioje ir skirtingoje aplinkoje supančioje mus kasdieną ir kas sekundę. Sakydamas žodį supanti aplinka, turiu galvoje kitus žmonės supančius mus, nes tai yra būtent ta medžiaga, kurią naudodami savo sėkmių arba nesėkmių formavime galite sėkmingai arba nesėkmingai naudoti. Paslaptis yra tame, kad aplinka, kurioje jūs gyvenate, lemia asmeninę nuomonę, manyčiau, apie 90% jūsų gyvenimo sėkmės arba nesėkmės. Yra dalis žmonių, kurie tiki ir dažnai sako posakį, kuris skamba kaip: kiekvienas iš mūsų yra savo likimo kalvis. Taip, mes esam savo likimo kalviai. Nebent tikime Dievu ir galvojam, kad Dievas už mus pasirūpins mumis. Tačiau aš esu labiau prie žmonių, kurie tiki savim, o ne Dievu ir leidžiantis asmeniškumus nesutikintis. Tad tarytum turėčiau ir palaikyti idėją, kad kiekvienas iš mūsų yra savo likimo kalvis. Tačiau pilnai to daryti negaliu, nes galvoju, kad aš galiu lemti tik tai apie 10% savo sėkmių ir nesėkmių. Visa kita lemia aplinka, kurią beje, gera naujiena, mes galim įtakoti teigiamai arba neigiamai. Ir mūsų gyvenimas, naudojantis tam tikrom žiniom, būtent aplinkos pagalba gali keistis taip, kaip mes norim, į geresnę pusę arba į blogesnę. Bet šioje vietoje turi dalyvauti aplinka ir mes patys vieni negalime nuo A iki Z suformuoti visko taip, kaip norime savo gyvenime. Noriu pateikti jums pavyzdį, kad geriau suprastumėte, apie ką aš kalbu. Šis pavyzdys yra tikras, iš gyvenimo. Aš pats savo akimis mačiau ir savo ausimis girdėjau, kaip tai vyko ir buvau
vadinkime, kažkuria prasme, turbūt profesinė prasme, nustebintas, kad žmogus taip gadinasi savo gyvenimą, nes akivaizdžiai nesupranta, kad būtent nuo aplinkos ir nuo jo elgesio toje aplinkoje priklauso jo ateitis. Pavyzdys yra toksai. Įvardinkime daiktus, tiksliau kompaniją, bendrovę ir žmogų netikrais vardais. Vadinkime kompaniją numeris 1 ir vadinkime darbuotoją kompanijos Jonu. Taigi, Jonas dirbo pirmoje kompanijoje teisininku. Jisai buvo teisininkas pakankamai neblogas. Gal tai šiek tiek įtakojo, kad jisai buvo šiek tiek užrietęs nosį ir galvojo, kad pasaulis po jo kojomis ir bet kas, ko jis panorės, bus įvykdyta. Bet prasidėjo krizė ir viskas pasikeitė. Pradėjo atleidinėti įmonės Lietuvoje ir turbūt ne vien Lietuvoje darbuotojus. Pradėjo mažinti etatus, mažinti algas ir prasidėjo didesni reikalavimai iš darbuotojų, nes šiuo metu, turiu galvoj krizės laiku, pasidarė sunkiau uždirbti pinigus ir reikėjo dirbti, ko nebuvo pačio augimo įkarštyje. Teisininkas Jonas savo pirmoje bendrovėje nepajautė atėjusios krizės, tiksliau galbūt pajautė ją, tačiau nenorėjo pripažinti ir turbūt dėl šios priežasties, o galbūt dėl kažkokių kitų nežinomų priežasčių, pradėjo elgtis labai chamiškai su vadovu ir su kita jį supančia aplinka darbe, su kolegomis ir taip toliau. Ir būtent ta aplinka tarpusavyje pradėjo nenorėti, kad jis dirbtų, kad Jonas dirbtų šitoje kompanijoje. O taip pat ir direktorius pradėjo nenorėti, nes jisai turėjo tarytum direktorių virš savęs, būtent teisininką Joną, kuris šokdino ne tik kolektyvą, bet ir direktorių įmonės. Kai direktorius pasakė įmonės poziciją teisininkų Jonui, Jonas pasiuto ir pradėjo savo leisti per daug ir tai truko gal 2 savaitės. Atsirado didelė trintis tarp vadovybės ir tarp Jono. Vadovybė buvo, spėčiau, privesta prie tokios būsenos, kad Joną tikriausiai norėjo išsiųsti, vadinkime, į kosmosą, tiesiog, kad jo nebūtų čia ir dabar. Ir Jonas, kadangi jis buvo teisininkas, grasindamas įvairiom instancijom, grasindamas ir rašydamas įvairius, skundus darbo inspekcijom ir taip toliau, ir taip trukdydamas dirbti savo pirmai įmonei, kurioje jis vis dar buvo darbuotojas, pradėjo taip kenkti, reikalaudamas kažkokių neaiškių pinigų, kurie jam tarytum priklausė, tarytum nebūtų matoma, kad prasidėjo krizė, kažkokie pinigai jam turėjo būti išmokami. Trumpai tariant, jis susipyko su visa aplinka. Ir tai buvo pavyzdys, kaip jisai susigadino bent keletą metų į priekį savo karjeros kaip teisininko. Jonas jis išėjo ir pradėjo ieškoti darbo. Bet kadangi jo darbas, profesija, tai yra teisininkas, yra pakankamai specifinis reikalas, ir jam susiradus, tarytum pretenduojant į kitą, jau antrąją kompaniją, jam pretenduojant į tenai siūlomą tuščią teisininko darbo vietą, jo buvo paprašyta pateikti rekomendacijas. Savime aišku, kadangi jisai nemokėjo elgtis su aplinka ir negalėjo įtakoti jos taip, kad galėtų pasiekti gyvenime daugiau, lengvai susirasti jį tenkinantį darbą ir panašiai, jisai nesugebėjo gauti iš savo pirmosios darbovietės rekomendacijos. Todėl jam neišėjo įsidarbinti antroje įmonėje. Bet teisininkas Jonas nenuleido rankų ir ieškojo darbo toliau. Ir čia yra visiškai tikra istorija, nes maždaug po pusės metų, mano žiniom, jisai rado antrą jį tenkinantį pasiūlymą. Turiu galvoje, tai jau buvo trečioji kompanija, į kurią jisai eina darbintis, nes iš pirmosios išėjo negražiai, antroje negalėjo įsidarbinti, nes negalėjo gauti rekomendacijų, o trečiojoje įvyko taip, kad maža mieste Kaune pirmosios įmonės vadovas pažinojo trečiosios įmonės vadovą.
Ir trečiosios įmonės vadovas vėlgi norėjo rekomendacijų, bet kadangi jisai atneštam gyvenimo aprašyme, kurį atsinešė Jonas, bandydamas pretenduoti į darbo vietą, jisai pamatė pirmosios įmonės pavadinimą prie darbo patirties pas Joną. Ir kadangi trečiosios įmonės vadovas pažinojo pirmosios įmonės vadovą, jisai tiesiog paėmė ir pasiskambino ir paklausė, ar rekomenduoji man darbuotoją Joną, nes matau, kad jis dirbo pas jūs, gal gali man apie jį apskritai papasakoti, ir jis gali dirbti pas mus ir kaip jis buvo pas jūs kaip darbuotojas. Savame aišku, kadangi Jonas, teisininkas Jonas buvo padaręs klaidų su aplinka, jis negalėjo gauti rekomendacijos ir pirmosios įmonės vadovas negalėjo rekomenduoti Jono trečiosios įmonės vadovui. Todėl praėjus pusiai metų, turiu galvoje nuo išėjimo iš pirmos bendrovės, Jonas ir šioje trečioje įmonėje negalėjo gauti darbo. Tai yra puikus pavyzdys, kaip mes neteisingai elgdamiesi su mūsų supančia aplinka galime prisidirbti savo problemų ir nepasiekti gyvenime tiek daug, kiek galėtumėm pasiekti, jeigu būtumėm darę viską teisingai. Šiuo atveju teisininko Jono vietoje aš būčiau pasielgęs kitaip. Tiesiog tuo momentu, kai prasidėjo krizė ir Jono pradėjo netenkinti pirmoje bendrovėje esanti alga, siūloma alga ar darbo sąlygos, Jonas tiesiog galėjo gražiai, etiškai ir taip kaip priklauso pavaldiniui prieš savo darbdavį ir vadovą, jis tiesiog galėjo pasakyti, aš nenoriu čia dirbti. Man patinka pas jūs, aš tiesiog nenoriu čia dirbti dėl kitų priežasčių, dėl algos, dėl dar ko nors ir tiesiog išeit. Ir esu beveik tikras, kad jisai būtų gavęs visas rekomendacijas ir be problemų įsidarbinęs kitoje, pagal Joną labiau jo vertoje bendrovėje. Bet jūs supratote, Jonas padarė klaidą. Šiais laikais santvarka, turiu galvoje politinę santvarką valstybėje, kurioje mes gyvename, yra demokratija. Demokratija neišvengiamai veda į rinkos demokratiją arba dar kitaip vadinamą laisvą ekonominę rinką, kur gėrės, turiu galvoje asmeninė gerovė, asmeninė sėkmė dažniausiai ir beveik neišvengiamai rišama prie uždirbamų pinigų kiekio. Kuo daugiau mes uždirbame, tuo labiau esam bent jau išoriškai tuo patrauklesni atrodom, tuo labiau esam patrauklesni aplinkai, tuo labiau greičiausiai būsime geidžiami pavyzdžiai įvairiose situacijose, sėkmės ir taip toliau ir taip toliau. Taigi aplinkos valdymas šiuo atveju jisai veda mus tiesiogiai į geresnį gyvenimą. Todėl būtent tai yra labai svarbu mokėti valdyti aplinką. Nes kaip jau minėjau, mano manimu apie 90% mūsų sėkmės priklauso būtent nuo aplinkos. Aš esu verslininkas, turiu 4 įmonės šiai dienai. Esu turėjęs aišku ir daugiau, bet ten buvo pardavimas tų įmonių vėliau, bet tai dabar ne apie tai. 4 įmonės, 4 įmonėse vykdomi 6 verslai. Niekada nebūčiau nuėjęs versle tiek, kiek esu nuėjęs dabar, o save skaitau nuėjusiu pakankamai nemažai, bet dar daug daugiau man liko eiti. Bet kuriuo atveju verslai yra sėkmingi, aš galiu nesirodyti savo biure 2-3 savaitės ir verslas auga. Aš gaunu pajamas, aš gaunu dividendus, aš gaunu pelną. Ir visa tai yra dėl to, kad aš moku teisingai ir savo palankiai valdyti aplinką. Nes aš vienas būčiau bejėgis. Aš vienas negalėčiau turėti ir padaryti visus darbus 4 įmonėse, 6 versluose. Tiesiog
tai yra tarytum tokia išorinė iliustracija, iliustruojanti tai. Ta mano sėkmė ir tas verslų skaičius iliustruoja, tarytum parodo, kad aš moku valdyti aplinką. Aplinkos valdyme ir yra paslėpta didžioji dalis mūsų laukiančių sėkmių arba nesėkmių. Išmokę šitą dalyką, mes galim priversti, gal nepriversti, gal tinkamesnis žodis yra pakreipti vadinamą likimą, kuris realiai priklauso nuo aplinkos, pakreipti mums tinkamą norimą linkme. Įvado pabaiga. Tolimesni mano įrašai, jeigu jie bus ir jeigu dar aš tiesiog jų sukursiu, jie galėtų būti kaip gyvenime pasiekti daugiau, bet jau ne įvadas, o po įvado einančios tam tikros temos su labai gerais ir visiškai tikrais pavyzdžiais iš mano asmeninės patirties, kaip tam tikri sprendimai keitė mano ir kitų žmonių likimus į gerą arba į blogą pusę. Tiek šiam kartui. Ačiū, kad klausėt.